Sveiki visi, prisijungę prie Lietuvos kardiologų draugijos. Mes tęsėme Lietuvos kardiologų draugijos tinklalaidžių seriją skirtą širdies nepakankamumui. Ir šiandien su jumis sveikinasi jau paskutinioji šio ciklo tinklalaidė ir ji bus skirta širdies nepakankamo kabinetams. Iš tiesų, tai galimybei, kurią mes turime Lietuvoje, kurią mes tikrai galime didžiuotis ir kuri, net nebejoju, labai daug širdies nepakankamo pacientų problemų išsprendžia. Taigi, šiandien su manimi yra dvi nuostabios gydytojos kardiologės, širdies nepakankamo ekspertės ir pirmiausia jas ir pristatysiu. Tai šiandien su manimi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų širdies centro širdies nepakankamumo ir ydų skyriaus vadovė, gydytoja kardiologė, profesorė Gintarė Šakalytė. Labą dieną. Taip pat Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės generalinė direktorė, gydytoja kardiologė, Lietuvos kardiologų draugijos širdies nepakankamumo darbo grupės vadovė, profesorė Diana Žaliadonytė. Sveiki. Na ir prisistatysiu aš pati, aš esu Eglė Rumbinaitė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorė. Taip pat atstovauju Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninę, esu kardiologijos skyriaus vadovė. Taigi, iš tiesų noriu, kad pradėtume nuo istorijos. Kaipgi buvo mintis, kamgi gimė ta mintis, kad tas širdies nepakankamo kabinetas toks iš vis atsirastų? Tai teko tą istoriją pagvildenti ir puslapius paskaityti. Tai iš tikrųjų tą istoriją jau daugiau negu 10 metų, nežinau, daug ar nedaug. Gal ir nėra labai daug, bet aš galvoju, kad reikšmingi tie žingsniai ir tikrai turim atiduoti duoklę, lenkti galvas. Pirmiausiai tai turbūt profesorė Aušrai Kavoliūnienei, kuri tuomet buvo ir širdies nepakankamumo darbo grupės vadovė ir apskritai visą gyvenimą atidavo širdies nepakankamumui. Tai aišku, ten grupė žmonių buvo nemaža ir profesorė Jelena Čelutkienė taip pat irgi buvo tos grupės iniciatyvinė grupė ir iš tikrųjų pirmiausia buvo kelionė į Švediją. Pasižiūrėti, pasirinkti gerųjų praktikų, aišku, profesorės turbūt pasakotų detaliau tą savo istoriją, bet iš esmės, čia grįžo, parvežė idėją. Sveikatos apsaugos ministrė tuomet buvo Šalaševičiūtė, kiek atsimenu iš tos istorijos ir kažkaip ir atsirado pagrindas, dėl ko reikia, buvo surašyti dokumentai ir prasidėjo iš tikrųjų nuo labai nedaug, bet ta idėja buvo tokia, kad pacientas, kuris patenka į stacionarą, kad su širdies nepakankamumu, kad jis paskui nebūtų paleidžiamas į kažkur, o kad jisai gautų labai specializuotą pagalbą, tai kardiologo ir slaugytojo, kuris yra širdies nepakankamumo specialistas, konsultacija. Ir turbūt tam slaugytojui čia ir buvo tas, kad tokia naujovė ir išskirtinumas, kad būtent slaugytojas žino, ką daryti su tuo pacientu, kaip jam nurodyti jo gaires, gyvenimo, gydymosi, savikontrolės ir panašiai. Ir visi moksliniai tyrimai, atliktos klinikinės studijos rodo, kad čia ir yra esmė. Tai paciento savirūpa, žinojimas, kas jam yra, kaip jam gyventi su liga, tai duoda papildomų metų pacientui gyventi ilgesnį ir kokybiškesnį gyvenimą. Gal dar papildant Dianą, norėčiau pasakyti, kad tikrai profesorė Aušra Kavoliūnienė buvo pradininkė, bet jinai tą darbą ir idėją širdies nepakankamumo darė labai kruopščiai ir akademiškai. Ir dabar mes manau, kad mes turime savo bibliotekoje tą knygą, kurią jinai parašė. Jinai tampa jau dabar retenybė ir labai brangia, kur nuo pradžios, nuo diagnozės, nuo A iki Z buvo surašyta viskas, ką turėtų žinoti gydytojas apie širdies nepakankamumą, kaip turėtų veikti širdies nepakankamumo kabinetai, ką turėtų daryti slaugytoja. Ir ta knyga net ir šiandien, manau, kad kokių 10 ar gal mažiau, gal 10 metų, jinai yra labai aktuali ir ją tikrai labai malonu pavartyti, tik tiek, kad jau reikia jaunesniem kolegom ją skolintis. Iš tiesų, čia yra be galo svarbu ir dabar galvoju pakalbėti apie tą struktūrą, kad čia širdies nepakankamo kabinetas, neįsivaizduotume, kad čia Kaune arba tik Vilniuje, ar ne, bet buvo sukurta ištisa struktūra, kaip tie kabinetai visoje Lietuvoje išsidėsto. Tai gal
profesorė? Tai ta pati pradžia, tai buvo aišku tik tai keli kabinetai, bet man atrodo, kad stiprioji pusė yra ta, kad tikrai sveikatos apsaugos ministerijos atsakingi asmenys irgi labai patikėjo tą idėją. Ir šiai dienai turime širdies nepakankamumo kabinetų tinklą, buvo skirtos tam tikros projektinės lėšos, kad jie kabinetai įsisteigtų, kad jie dirbtų, kad jie norėtų dirbti, kad pritrauktų pacientus. Tikrai labai daug dėmesio yra skiriama tiek gydytojų, tiek slaugytojų kompetencijoms, jų edukacijai, yra programos, galbūt profesorė daugiau papasakos, nes yra atsakinga už tą programą. Tai visa sistema ir šiai dienai pagal projektą turėjo Lietuvoje veikti 30 kabinetų, tai esam labai arti tos realybės, kas buvo suplanuota 25 metais, pagal oficialius duomenis 27 kabinetai iš tikrųjų veikia. Aišku, vieni daugiau, kiti mažiau ir tie pacientų skaičiai jie tikrai nėra labai dideli. O norėtųsi, kad, žinom, kad virš 170 000 dabar serga Lietuvoje širdies nepakankamumu. Aišku, ta dalelė, kas apsilanko kabinete, tai yra labai nedaug, bet turbūt turim grįžti prie to, kad dažniausiai tai patenka pacientai, kurie arba pirmą kartą susirgo širdies nepakankamumu ir pateko į stacionarą, bet šiai dienai prasiplėtė indikacijos ir tie, kurie ne tik stacionare, bet pirmą kartą turi širdies nepakankamą, jau irgi gali gauti siuntimą ir ateiti. Tai žiūrinti skaičius, prieš kokius 4 metus tai buvo tų unikalių pacientų, kurie gauna šitą paslaugą visoje Lietuvoje, buvo tik tai apie 300, o 25 metais jau beveik 1000, tai pernai 24, o pernai metais turbūt bus dar daugiau. Tai iš tikrųjų skaičiai auga. Tas prieinamumas gerėja. Norėtųsi, aišku, kad jis būtų visur vienodas, tai labai kvieščiau specialistus ir kardiologus, ir širdies nepakankamos slaugytojas teikti tą paslaugą, jeigu jūs galite. Aš dar norėčiau, kadangi vis tiek tinklalaidė yra medikams, priminti vieną sąlygą, nes visada yra svarbu laikytis taisyklių, tai tikrai tas proveržis buvo šių kabinetų tada, kada buvo sumastytas europinis projektas finansuoti kabinetų įrengimą. Tai šalia paprastesnės įrangos buvo galimybė sudaryta turėti ir tame kabinete širdies echoskopą, kas jau yra brangi medicininė įranga, ir buvo viena sąlyga, kurią neretai pamirštame. Bet jau dabar ir ministerija, neleis Diana meluoti, paskutinėme posėdėje į tai atkreipė dėmesį. Tam, kad sudaryti sąlygas tiem žmonėm kreiptis, reikia turėti galimybę, kur kreiptis. Aišku, tie pacientai yra labai sunkus, tai yra žymiai sudėtingiau negu teikti paprastą išplėstinę kardiologo konsultaciją. Natūralu, kad pavieniai pacientai patekdavo į širdies nepakankamumo kabinetą, nes tam tikrai reikia daugiau laiko, o finansinė paskata nebuvo tokia didelė. Bet tas kabineto įrengimas, jisai buvo su tokiu įsipareigojimu turėti 100 unikalių pacientų per metus. Ir jeigu mes skaičiuojam 30 kabinetų, tai jau virš 3000 pacientų galėtų būti, nes tiek Lietuvos sveikatos mokslo universiteto klinikų širdies centre, tiek Kauno ligoninėje pacientų yra gerokai virš 100 per metus. Jau pastaruosius 3 metus mes turim virš 100 pacientų ir dedikuotus gydytojus, kurie dirba širdies nepakankamumo kabinete. Taip, tai iš tiesų širdies nepakankamumo kabinetas nėra kiekvienam širdies nepakankamumo pacientui, bet iš tiesų tai yra jau unikali galimybė ir jau tie, kurie yra nukreipiami, ką jie gauna tam širdies nepakankamumo kabinete, gal profesorė Diana. Gal dar pradėsiu nuo to, kad labai svarbu laikas, per kurį patenka pacientas. Ir pažiūrėjau dar duomenis, tai oficialius, nes kaip žiūrint į tą širdies nepakankamos paslaugą, tai tiesiog dėl įdomumo stebimi ne tik skaičiai, kiek ateina pacientų, bet ir kokybiniai rodikliai. Tai vienas iš tų kokybinių rodiklių, tai kokia pacientų dalis pateko iš tų visų, kurie atėjo per pirmąjį mėnesį. Tai jau šiai dienai žinom, kad rekomendacija yra, kad 2 savaitės, per kada turėtų pacientas patekti į tą kabinetą, tai labai noriu pakviesti visas kolegas atkreipti dėmesį ir tikrai
pasirūpinti, kad patektų į tą kabinetą per tą laiką, nes mums labai svarbus vaistų titravimas, tai tų pacientų, kurie patenka per pirmą mėnesį, jų yra mažiau net negu pusė. Tai iš tikrųjų čia turėtumėm visi susijimti, o ką kabinete gali gauti pacientas, tai kaip ir pradėjau sakyti, tai aišku yra gydytojo konsultacija, kuri įvertina simptomus, klinikinę būklę, įvertina kraujo tyrimus, dinamiką kraujo tyrimų, įvertinam natriurezinius peptidus, kepenų fermentus, kas atliepia ir galimas komplikacijas sergant širdies nepakankamumu. O atliekami tyrimai, ne kiekvienos konsultacijos metu, bet atliekami tyrimai, širdies echoskopija, spiroergometrija, impedanso tyrimas, kas mums leidžia įvertinti pacientą, jo būklę širdies nepakankamumo atžvilgiu. O slaugytoja ar slaugytojas, tas, kas dirba širdies nepakankamumo kabinete, tai iš esmės moko mūsų pacientą, viena dalis tenka mokymui apie ligą, kaip gyventi su liga, apie vaistus, kaip vartoti vaistus, kaip pasireguliuoti dozes, kaip atkreipti dėmesį į pasikeitusius simptomus, kaip valgyti, kokie gyvensenos patarimai. Tai yra tai, ką gauna per 4 konsultacijas, kurios turi būti įvykdytos per 1 metų laikotarpį, nuo tada, kai pacientas nukreiptas yra po to aktyviojo epizodo. Aš dar norėčiau truputėlį papildyti profesorę Dianą, kodėl tas mėnesis yra svarbu. Nes mane, kai aš pirmą kartą perskaičiau tą informaciją, tikrai nustebino, kad iki 60% pacientų, čia skirtingų tyrimų duomenimis tas skaičius kiek svyruoja, patenka pakartotinai į stacionarą po širdies nepakankamo paūmėjimo 60% pacientų per pirmąjį mėnesį. Dėl to tas mėnesis yra toksai svarbus, tai yra dėl vaistų titravimo, dėl paciento supratimo apie ligą ir supratimo, kada būklė pradeda blogėti. Nes pacientas, jeigu tai yra naujai nustatytas širdies nepakankamumas, kas turėtų patekti į širdies nepakankamumo kabinetus arba po stacionaro, vėlgi jisai jaučiasi gerai ir galvoja, kad jau pasveiko, tai dėja, sergant širdies nepakankamumu, tos situacijos jau pasveiko nelabai yra. Yra situacija, kada gyvensenos korekcija ir vaistai kompensuoja ligą ir leidžia pacientui jaustis maksimaliai gerai, tačiau laikantis gyvensenos rekomendacijų ir idealiai tvarkingai vartojant vaistus. Ir galvoju, dar irgi Gintarė labai užčiapė tokią svarbę mintį, ką dar gauna, kokios ten vertė pacientų. Tai aišku, tas gydymas, tas mokymas, kaip gyventi, bet galva kaip gydytojams irgi svarbu suprasti, kad yra tokie labai aiškiai matosi skaičiai. Tai ta populiacija pacientų, kurie ateina iš širdies nepakankamo kabinete, ar tie, kurie nesilanko. Tai tiek mirštamumo skaičiai yra ženkliai mažesni, praktiškai dvigubai, tiek pakartotinų hospitalizacijų, ką jau sakė profesorė Gintarė, labai aiškiai matos čia Lietuvos duomenys, ką mes matom iš savo duomenų. Vėliau yra implantuojami kardioverteriai defibriliatoriai, kurie kaip ir irgi gyvenimą sauganti tokia terapija, tai jų skaičiai dar galėtų būti didesni, tai turim padirbėti visi draugiškai su atranka tokių pacientų, bet tai irgi tas kokybinis rodiklis, kurį vertinam. Ir, per tai irgi turbūt tą tolimąją naudą mato mūsų pacientai. Ir mes galim taip iš tokio, jeigu žiūrim iš kasdienės kardiologo praktikos, kartais galvoja, ar tikrai reikia tų visų tyrimų, tarkim, kartot širdies echoskopiją, atlikti spiroergometriją ir registruoti impedanso kardiogramą. Titruoju vaistus, žiūriu svorį ir viskas tvarkoja. Bet tie sudėtingi pacientai turi tokią riziką, kad net ir optimaliai gydant jų būklė ne visada yra gerėjanti ir stabili, o kartais blogėja. Tai dar viena labai svarbi širdies nepakankamo kabinetų užduotis yra pagauti tą momentą, kada pacientas jau turėtų būti aptariamas kaip kandidatas širdies transplantacijai ir tą vertinti. Ir iš tos prizmės, kad turime daugiau galimybių, ne tik tai vaistus, ne tik tai implantuojamus defibriliatorius, bet ir širdį pavaduojančius prietaisus ir širdies transplantaciją kaip galimybę tokiem pacientam gyventi ilgiau ir geriau. Taip, tai iš tiesų labai svarbu, kad pasakyti, kad ta paslauga iš tiesų, idėja buvo parsivežta ar ne, bet iš tiesų jinai lieka tam tikra prasme unikali.
nes visai neseniai mes turėjom progą pabendrauti su Latvijos kardiologais ir ten širdies nepakankamo pacientai, jie jų irgi labai daug turi, ar ne? Jie neturi tos galimybės, tai gal dar, profesorė? Tai aišku, va čia džiugina tai, kad Lietuva jau galim nurodyti tas pamokas išmoktas, kaip mūsų pacientam, tam tikrą prasme pasisekė, iš tikro iš Rygos turėjom ir iš universitetinės, ir iš regiono ligoninių, ir iš privačių klinikų tokią delegaciją, kur galvojo, kaip čia tą patirtį nukopijuoti, bet turbūt suprato, kad labai iškart nepasiseks ir čia tikrai reikia ir tų valstybinių sprendimų, bet turbūt ne vien tik Latvija iš mūsų gali pasimokyti, bet ir va širdies nepakankamo samite, kai buvau, tai net ir vakarų Europos šalis ir italai ir prancūzai nelabai norėjo patikėti, čia tikrai jau taip gali būti taip gerai Lietuvoje, bet sakiau, tikrai mes netoli tos Skandinavijos, tai žinokit, viskas pas mus veikia, tai iš tikrųjų esam tuo unikalūs, tai turėtumėm naudotis ir skatinti ir patys išnaudoti tą, ką esame. Na ir tik ta proporcija turėtų būti ne 170 tūkstančių ir 3 arba 4 tūkstančiai, bet bent jau kelios dešimtis tūkstančių pacientų turėtų lankyti širdies nepakankamo kabinete, nes gydomų stacionare skaičius iš tiesų yra pakankamai didelis. Tai nepamiršti nukreipti, pasižiūrėti, kad širdies nepakankamo kabinetai nėra vien tik Kaune, Vilniui, Alytui arba Klaipėdoje ir Šiauliuose ir Panevėžy. Yra ir kitose miestuose ir tikrai gydytojai yra pasiruošę teikti pačią geriausią galimą konsultaciją pacientui ir skirti geriausią galimą gydymą. Taip, mačiau, kad yra ir Marijampolė, ir Telšiai, ir Ukmergė, ir Druskininkai. Ir tikrai nustebau gerąją prasme, kad visgi yra prieinama. Tik pacientų yra 10 arba 11. Taip. Taip. Tai reikia auginti pacientus ir dar galvoju, kad jeigu gydytojas kardiologas dirba centre, kuriame yra širdies nepakankamo kabinetas ir jis norėtų dirbti ir širdies nepakankamo kabinete, kokiegi jam yra reikalavimai? O reikalavimai yra pakankamai dideli, ne tos geležinės kurpės, bet kažkas artimo tam, nes tai yra specialūs kursai 2 savaičių, tas, kas įrašyta ministro įsakyme. Tam, kad pirmą kartą tapti širdies nepakankamumo kabineto gydytoju ir kursai kartojami kas 5 metai, trumpesni, ten jau yra savaitės kursai ir tas gydytojų tinklas iš tiesų yra pakankamai didelis, nes berods pernai mes dar turėjom Europos remiamą projektą ir jau aš pati skambinau ir ieškojau gydytojų, kurie galėtų dalyvauti kursuose. Suprantant situaciją, kad važinėti kasdien yra sunku, mes padarėme hibridinį kursą, dalis paskaitų yra nuotoliu, dalis yra kontaktinės valandos tam, kad pamatytų realiai teikiamas paslaugas arba pamatytų visas 3 lygio širdies centro galimybės, kiek galima padėti širdies nepakankamų sergančiam pacientui, nes jeigu gydytojai kardiologai anksčiau lankėsi, tarkime, mūsų centre prieš gerą 10 metį, tai tos galimybės buvo tikrai labiau ribotos. Ir tie gydytojai yra rengiami, tai ką aš norėjau pasakyti pernai, kad aš pati perskambinau visiems tiems centrams, kurie yra surašyti sąraše pagal ministro įsakymą ir niekam nereikėjo tų kursų. Nespėjo praeiti keletą savaičių, net pilno mėnesio nebuvo, kada skambina ir klausia, kada kursai vėl bus. Tai, tikrai mes tuos kursus darysim ir manau, kad ir šį rudenį teks. Tačiau tikrai nedarysim kas savaitę. Ir kas metus galbūt vieni kursai, nes tai reikalauja taip pat ir mūsų, ir laiko sąnaudų, ir paskaitų atnaujinimo, ir persiplanuoti savo darbus. Tai tas yra pakankamai sudėtinga. Kitas momentas yra tai, kad ir slaugytojos turi labai išsamų parengimą, nes slaugytoja tampa lygiavertė gydytojai arba daro tą patį darbą, tik tai kitu aspektu. Jinai moko pacientą, pabando išaiškinti pacientui savirūpos galimybę,
atlieka dalį tyrimų, kaip tarkime 6 minučių ėjimo testą, registruoja kardiogramą ir impedanso kardiogramą, padeda atlikti širdies echoskopiją, kartais net su pacientu aptarinėja vaistų dozės titravimo galimybes ir vaistų nepageidavimas reakcijas. Tai slaugytojų kursai yra ženkliai ilgesni. Tai yra 3 mėnesių kursas su tarpiniu mėnesiu, truputėlį daugiau negu mėnesių darbo pas save centre ir pacientų stebėsena ir tada aptarimas iškylančių klausimų. Tai taip pat yra labai sudėtinga ir organizuoti tos kursus, nes vėlgi lektoriai turi būti paskeitę savo grafikus tam, kad skirti dėmesį kursų organizavimui ir darbui juose, o slaugytojams tikrai yra sudėtinga pakeisti savo gyvenimą 3 mėnesiam ir vėlgi didelę dalį laiko praleisti centre. Taip pat mes dalį paskaitų esam perkelę į nuotolinę galimybę, kas yra teorinės paskaitos, tačiau vis tiek tenka lankytis ir širdies centre ir už slaugytojų kursus. Mes padedam idėją programos, dalykinę pusę aptariam, bet jau čia atsakingas slaugos fakultetas. Aš tai dar labai noriu vieną dalyką pasakyti. Kitiems gal reikia tos dar ambicijos kokios, tai visiems pasinaudodama tuo, kad esu širdies nepakankamumo darbo grupės vadovė, pažiūrėti tą širdies nepakankamumą tokia plačiaja prasme ir europinė, nes yra ir europinės programos ir dabar yra širdies nepakankamumo tokių centrų tinklaveikos projektas, kad juos sujungti. Europoje apskritai yra 3 rūšių tie centrai, community, vidutinis ir advanced, kaip pavyzdžiui Kauno klinikos ar Santarų klinika. Tai labai noriu pakviesti kolegos, tiesiog kam įdomu būti tos Europų kardiologų draugijos bendruomenės dalimi, užmegzti ryšius tarptautinius su kitom ligonėm, dalintis patirtimis, pasižiūrėti Europos kardiologų draugijos puslapyje ir aplikuoti ir būti tuo širdies nepakankamų kompetencijų centru pagal tai, ką jūs turite, ir negaliu nepasididžiuoti, džiaugiuosi tikrai visa komanda Kauno ligoninės, kurie jau turi tą sertifikatą, o visiems kitiems noriu palinkėti sėkmės. Nes visi juos galite turėti pagal savo centro didumą, patirtį ir veiklą. Taip, ir aš tai iš vis galvoju, kad mes visos turbūt ir dirbam širdies nepakankamo kabinetuose ir tas darbas ten yra, jis iš esmės skiriasi nuo to, kai tu konsultuoji tiesiog širdies nepakankamo pacientą, ne širdies nepakankamo kabinete, nes tikrai jautiesi, bent jau aš jaučiuosi labai komfortiškai, kai tu ateini į kabinetą, tu bendrauji su tuo pacientu, kuris ateina 4 kartus per metus, kuris gauna tikrai labai išsames visas 4 konsultacijas su pacientų mokymu, kas yra išskirtinai svarbu ir ko mes tikrai negalim užtikrinti, jeigu pacientas nėra širdies nepakankamo kabinete, kiek mes galim tokiu atveju, sakykime, skirti to laiko, kad ir tam pačiam mokymui, supratimui, kodėl vienokie ar kitokie medikamentai yra skiriami, kodėl tas gydymas toks, ką mes toliau planuojam, kokie prietaisai toliau bus implantuojami ir taip toliau. Ir iš tiesų čia matau ir tokias labai didelės, sakyčiau, poreikiai tų širdies nepakankamo slaugytojų, kaip tikrai šitoje kardiologijos srityje ta specializacija, būtent tapti širdies nepakankamos slaugytoja, tikrai jinai yra labai tokia unikali ir be galo svarbi, nes širdies nepakankamumų mes tikrai turėsim, jų tik daugėja ir čia yra pandemija, jeigu COVID-19, sakom, baigėsi, tai širdies nepakankamo pandemija tęsiasi ir 1 iš 4 per gyvenimą jau tikrai turės širdies nepakankamo diagnozę, tai čia darbo galimybės yra tikrai neribotos ir ta tokia ambicija tapti to širdies nepakankamo slaugytojo, sakyčiau, irgi yra labai svarbi, lygiai taip pat kaip ir kardiologui tapti širdies nepakankamumo besidominčių kardiologų, ar ne, ir dirbančių toje srityje. Mada dabar, taip. Tai jeigu galvotume apie ateitį, kokią matytume širdies nepakankamumo kabinetų ateitį? Aš galvoju, kad ilgainiui turėtų tos durys atlaisvėti ir prasiplėsti slaugytojom ir turėtumėm daugiau atiduoti
spręsti savarankiškai ir tikrai gali. Ir tas pats Švedijos modelis rodo, kad ten pirmiausia apskritai slaugytoja net ir driežą padaro, reikės ten to gydytojo ar ne. Tai aišku, mažai žingsneliais turbūt tam va ir esam visi specialistai ir klausia tos mūsų nuomonės. Ir turbūt, kad mūsų slaugytojos tikrai yra kompetentingos kaip ir kitose srityse dirbti kai kurias paslaugas, ten įgūdžius, praktinius dalykus daryti savarankiškai, taip ir turbūt širdies nepakankamume tikrai manau, kad čia laukia. Na, o žiūrint dar gal truputėlį žingsneliu į priekį, aš manau, kad tikrai daug padės ir dirbtinio intelekto sprendimai. Nes paciento stebėsenos namuose nuotolinės sistemos jos yra daromos. Visi prietaisai, kurie registruoja pulsą, net ir kraujo spaudimą, vėlgi yra jau beveik praktiškai gaminami. Ir su Egle mes buvome vienoje sesijoje, kur sakėm, tikrai reikia pabandyti, pažiūrėti, ar tai yra tiesa. Nes vienas vokiečių centras pagal balso pokytį ir svorio dinamiką 98% tikslumu prognozavo paciento hospitalizacijos riziką. Tai du dalykai, kuriuos pacientas gali stebėti pats. Tarsi pasako, kad jeigu tu darysi taip, kaip darai šiandien, tai po 3 savaičių tu gulėsi stacionare. Tai dirbtinio intelekto sprendimai iš tiesų manau, kad taip pat keis mūsų kasdienybę ir taip pat širdies nepakankamumo pacientų stebėseną, nes tai yra keli niuansai, kurie keičia paciento būklę. Ir va tuos niuansus užčiuopti gali tiek gydytojas, tiek slaugytoja, bet ir pats pacientas su dirbtinio intelekto pagalba namuose taip pat turėtų turėti dar vieną pagalbininką šalia tų, kuriuos mes mokome universitete, kad taptų širdies nepakankamumo gydytojų, slaugytoja, tai dar kažkoks nuotolinis pagalbininkas arba interaktyvus robotukas galėtų taip pat, manau, kad po kokio 5 mečio atsirasti gydant širdies nepakankamumą. Ir gal net greičiau, nes viskas jau ateina į tą praktiką ir tie įrankiai ateina. Tos validacijos reikia, žinot, kadangi mokslo grįsta praktika pas mus ar ne, tuo mes tikim, tai aišku, viskas priklausys nuo patempo. Tai tam ir yra universiteto ligoninės. Ja, ir nuo mūsų pačių. Tai aš be galo dėkoju visiems, kurie mūsų klausėsi. Labai dėkoju tinklalaidės dalyviams, abiems profesoriams. Dėkoju Lietuvos kardiologų draugijai, abiems universiteto ligoninėms. Dėkoju Emanuelio Levino centrui. Ir sakau, susitiksim rudenį. Iki. Iki malonaus. Ačiū Jums ir gražios vasaros.